Ar pastebėjote, kad dauguma vaikų labai mėgsta žiūrėti paveikslėlius? Jie parodė paveikslėlėje daiktus, bet papasakot, kas ten vyksta, dar nemoka. O nuo kokio amžiaus turi mokėti? Apie tai bus šis video. Pakalbėsime apie paveikslėlius. Paaiškinsiu, kuo skiriasi daiktų ar siužetiniai paveikslėliai ir kas yra siužetinių paveikslėlių serija. Taip pat papasakosiu, nuo kokio amžiaus ir kokiu tikslu šiuos 3 paveikslėlių tipus mes naudojame vaikų kalbos raidai lavinti. Nuo maždaug 1,5 metų, kartais net anksčiau, mes skaitome su vaiku pasakas. Rodome knygose jam įdomius paveikslėlius ir pamažu kažkaip tai tas vaikas išmoksta tose paveikslėliuose orientuotis. Tai yra, iki 2 metų normoje vaikas jau gali paveikslėliuose parodyti labai daug dalykų ir gyvūnų. Tai yra, jis jau žino daug paveikslėlių, bet daugiausia tai yra daiktų paveikslėliai. O kas yra daiktų paveikslėlis? Daiktų paveikslėlis tai toks, kuriame nupieštas kažkoks vienas daiktas. Štai pavyzdžiui, čia yra pica, čia yra ledas, gali būti nupiešta ropė, bet kas. Gali būti nupieštas gyvūnas, gali būti va toks, arba štai toks. Tai yra vieno daikto, tiksliau vieno piešinio paveikslėlis. Nuo maždaug 2,5 metų, kai paveikslėliuose jau daug daiktų vaikas žino ir juose orientuojasi, aš labai rekomenduoju į vaiko gyvenimą įtraukti siužetinius paveikslėlius. Siužetiniai paveikslėliai būna įvairūs, štai tokie patys paprasčiausi variantai, pavyzdžiui, mergaitė sportuoja, mergaitė bėga. Tai yra, jeigu ten buvo pica, tai vienas daiktas, tai čia jau yra kažkoks veiksmas, kažkoks mažas siužetas. Tai yra, čia mergaitė labai greitai bėga. O čia, pavyzdžiui, mergaitė skaito knygą. Tai yra siužetinis paveikslėlis ir jo jau kažkaip tai vienu žodžiu ir nepasakysi, nes jame vyksta kažkoks siužetas, vyksta kažkoks veiksmas. Aišku, galima paklausti, kas čia pasakys vaikas mergaitė, galima paklausti, ką veikia ir pasakys, kad skaito. Bet galima jau ir sakinuką trumpą pasakyti, mergaitė skaito. Atitinkamai darbas su siužetiniais paveikslėliais ir jų aptarimas leidžia plėsti vaiko pasyvų žodyną ir lavinti aktyvią kalbą. Būna sudėtingesni siužetiniai paveikslėliai, štai pavyzdžiui tokie, kuriuose vienoje erdvėje veikia keli personažai. Pavyzdžiui, mama ruošia pietus, o tėtis bučiuoja mamą, čia kažkur berniukas sudaužė vazą. Čia jau labai daug siužeto ir tokius paveikslėlius rekomenduoju su vaiku pradėti nagrinėti nuo maždaug 3 metų, nes tokiame amžiuje vaikas jau pradeda suprasti, kas vyksta paveikslėlyje, sugeba tiesiog apžvelgti visus veikėjus ir jis ne tik įvardyja atskirus daiktus, bet pamažu mokosi pasakyti, kas ką daro, kas nutiko ir kodėl. Būtent tada atsiranda galimybė plėsti sakinius, juos jungti tuos žodžius tarpusavyje ir formuoti rišlesnę kalbą. Dirbant su siužetiniu paveikslėliu, svarbiausia yra pokalbis su vaiku. Mes kartu kalbame, aptariame, kas vyksta paveikslėlyje, vėliau užduodame vaikui klausimus ir vaikas juos atsako, o po to pats bando papasakoti, kas vyksta. Čia jau neužtenka atsakyti vienu žodžiu, reikia mokytis sudaryti trumpą pasakojimą. Būtent tas pasakojimas ir padeda vaikui mokytis jungti žodžius į sakinius ir formuoti taisyklingą kalbos struktūrą. Pasakojimas pagal siužetinius paveikslėlius, kai veikėjas ar veikėjai yra viename lape, yra lengvesnis variantas. O gebėti sudėlioti siužetinių paveikslėlių seką atsiranda palaipsniui ir skirtingos sudėtingumo sekos atitinka skirtingą amžių ir aš tuoj tai parodysiu. Nuo kada sudeda vaikas paveikslėlių seriją? Maždaug apie 2-3 metus vaikas pradeda suprasti pačią paprasčiausią įvykių seką, kad kažkas tai įvyko pirma, o
kažkas tai po to. Todėl tokiame amžiuje jau galima pradėti žaisti su pačiomis paprasčiausiamis siužetinių paveikslėlių serijomis iš 2 dalių. Na, pavyzdžiui, pirmame yra puodelis sveikas, kitame puodelis sudužęs. Arba obuolys sveikas visas ir obuolys suvalgytas. Čia dar nėra tikras pasakojimas, tai daugiau situacijos supratimas, nes 2-3 metų vaikas dar per mažas vartoti tokias sąvokas kaip pirmiau, paskui, tačiau pats sekos principas jau truputį pradeda formuotis. Apie 3-4 metus vaikai pradeda suprasti 3 veiksmų seką – pradžia, vidurys, pabaiga. Ir gali jau sudėlioti 3 paveikslėlių seriją. Jais siužetas labai aiškus. Tačiau dažniausiai reikia suaugusio pagalba ir ant kelio užvedančių klausimų. Tokie paveikslėliai, kurie susijungia kaip dėlionė, yra vaikui lengviau suvokiami, nes išpjovos sufleruoja nuoseklumą. Pradžioje vaikas gali sujungti primatavimo būdu, nežiūrėdamas į siužetą, todėl, kai jis sujungia, mes siužetą aptarėme. Tai yra, vaikui pasakojame, kas čia vyksta. Tada galime sunkinti variantą ir padėti 2 siužetinės linijas ir jas sumaišyti. Stebime, kaip vaikas jungs detalės primatavimo būdu, ar jau atkreipia dėmesį į tai, kas nupiešta. Jei primatavimo būdu, tai kitas sykį pirmiau papasakokime istoriją. Na, pavyzdžiui, meškiukas važiavo su dviračiu. Kur yra toks paveikslėlis? Tada jisai pamatė triušį, kuris nešė labai sunkią kuprinę. Surask man tokį paveikslėlį. Taip, prijungiam. Tada meškiukas pakvietė zuikį pavėžėti ir pasisodino ant savo dviračio. Na, tikra graži draugystė. Kur toksai paveikslėlis? Ir vaikas prideda tą 3 paveikslėlį. Sudėtingesnis variantas, kai vaikas dirba ne su sujungiama dėlionė, o su atskirai sukarpytais paveikslėliais. Na, pavyzdžiui, štai siužetinių paveikslėlių serija iš 4 paveikslėlių. Tarkime, mama pjausto daržovės, paskui jinai viską sudeda į puodą, verda sriubą ir galiausiai pakviečia vaikus pavalgyti. Maždaug apie 4-5 metus dauguma vaikų jau geba savarankiškai sudėlioti 4 paveikslėlių siužetinę seką ir papasakoti paprastą visiškai istoriją. Čia vaiko užduotis yra teisingai sudėlioti paveikslėlius eilės tvarka, suprasti, kas įvyko pirmiausia ir kas vėliau. Jei sudeda teisingai, vadinasi, vaikas supranta, kad įvykiai turi logišką seką. Beje, tokia užduotis naudojama ir pedagoginėse psichologinėse tarnybose, kai atliekamas kalbos vertinimas. Ir ji padeda įvertinti vaiko pasakojimo gebėjimus, loginį mąstymą ir įvykių sekos supratimą. Aš esu žaidybinės logopedijos šalininkė ir labai mėgstu kurti siužetus su realiom figūrėlėm ir žaislais, bet siužetinių paveikslėlių ir serijų neatsisakau, nes dėja ne viską mes galėsime vaikui parodyti per asmeninę patirtį arba konkretaus objekto pavidalu. Na, pavyzdžiui, jeigu eina kalba apie kažkokius tai vandens gyvūnus arba Afrikos gyvūnus, tikrai, ne visus gyvūnus mes galime jam parodyti, mes jų neturime ir tenka rodyti pieštinius gyvūnus. Todėl natūralu, kad tam tikrame etape mes įvedame paveikslėlius į vaiko gyvenimą, nes darbas su tokia medžiaga suteiks vaikui apskritai supratimo apie tai, kaip pasaulis yra sutvarkytas, kas kaip atrodo ir taip toliau. Paprastai tariant, vėliau vaikui vis tiek teks dirbti su knygomis ir vadovėliais mokykloje, todėl gebėjimas suprasti ir interpretuoti paveikslėlius tampa visiškai natūrali ir savaime suprantama mokymosi dalis. Ir sudėtingiausias variantas, kai vaikui reikia pačiam sukurti siužetą. Tam galima panaudoti vadinamąjį paveikslėlių lauką, tai tokį foną,
kurį galim susikurti pasitelkus dirbtinį intelektą ar Pinterest platformai. Tai paprastai būna vaizdai be veikėjų, na štai pavyzdžiui prie jūros, miške, sode, kambaryje. Tada į paveikslą galima įvesti personažus, kažkokius tai figūrėlius ar žaislus, objektus, kuriuos vaikas pats išdėlioja. Iš esmės taip sprendžiame tas pačias užduotis, kaip dirbdami su įprastais siužetiniais paveikslėliais. Mes plečiame pasyvų žodyną, laviname leksinę gramatinę kalbos sandarą, skatiname fantaziją ir pasakojimo kūrimą. Skirtumas tik tas, kad čia siužetą vaikas kūrė pats, todėl užduotis jam tampa gerokai įdomesnė. Ir maždaug apie 5-6 metus vaikas dažniausiai jau gali sudėlioti paveikslėlius iš 4, kartais net ir iš 6 paveikslėlių seką, paaiškinti priežastį ir pasekmę, papasakoti kažkokią tai istoriją, jeigu žinoma, mes jį to mokėme. Ir čia svarbu suprasti, kad užduotis sudėlioti siužetinių paveikslėlių sekai tikrina ne vien tik kalbą. Jie taip pat parodo vaiko, kaip ir minėjau, loginį mąstymą, priežasties pasekmės suvokimą, darbinę atmintį, gebėjimą sudėlioti įvykius į kažkokią tai nuoseklią istoriją. Būna, kad vaikas sudėlioja teisingai, bet jos nesugeba papasakoti, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad loginis mąstymas veikia, tačiau kalbinė sistema dar nesubrendo. Tad tikiuosi, kad šis video jums buvo įdomus ir naudingas. Ar tikrai taip? Turbūt geriausiai parodys jūsų patiktukai ir komentarai. Ir aš labai kviečiau pažaisti su tais siužetiniais paveikslėliais ir jų serijomis, nes šiandieninėme pasaulyje, pilname vaizdų, ekranų ir filmukų, vaikai pasaulį labai stipriai suvokia akimis. Todėl tokios užduotis kaip siužetinių sekų dėliojimas ir istorijų pasakojimas gali labai daug duoti vaiko kalbos raidai.